Kas tas Facebooko pikselis? Jūsų internetinėje svetainėje nuolatos lankosi nauji ir buvę klientai. Jeigu svetainėje yra įkeltas Facebooko pikselis, tai yra kodas, tuomet visus tuos žmonės, kurie buvo apsilankę svetainėje, galite tikslingai su reklama pasiekti dar ir dar kartą per Facebooko ir Instagramo reklamą. Pavyzdžiui, praeitą mėnesį turėjote 1000 lankytojų, tad reklamą galėsite rodyti tik tai jiems. Ir tokiu atveju reikės labai nedidelio biudžeto, nes pasiekti 1000 daug nekainuoja. Dar kitaip tai vadinama remarketingu arba retargetu, pakartotina reklama. Kol jie renkasi tarp jūsų ir jūsų konkurentų, geriau per tą laikotarpį kuo daugiau gauti jų dėmesio ir priminti apie save, negu tai daro jūsų konkurentų. Ką dar pikselis suteikia? Galite pasiekti tikslingai ir visus tuos, kurie įsidėjo prekes į svetainės krepšelį. Ar nusipirko kažką, bei konkrečiai tik jiems rodyti reklamą. Arba nustatyti reklamą, kad Facebook algoritmas ieškotų tokių, kurie panašus į jūsų buvusius svetainės pirkėjus. Tada algoritmas turi labai aiškų tikslą – atrasti Facebook'e tuos arba Instagram'e, kurie perka jūsų svetainę. Atrasti juos vieninančius panašumus, demografinius rodiklius, pomėgius ir taip toliau. Apibendrinant, Facebook pikselis būtinas dalykas, kurį turite turėti savo svetainę. Tai yra visiškai nemokamas dalykas ir kuo anksčiau jį įsikelsite, tuo daugiau duomenų ir informacijos turėsite apie savo klientus ir auditorijas. Jeigu įdomu ši informacija ir kiti marketingo patarimai, prenumeruok kanalą.